Laidą pristato vežimėliai Emal Junga ir oficialusis jų atstovas Lietuvoje parduotuvės Baby Center. Ar jau pasiruošėte? Būtent dabar keliaujame į sporto salę. Rubrika Sveika mama, sveikas vaikas. Ištikimieji mūsų laidos žiūrovai puikiai žino, mes esame čia sporto salėje. Ir šį rytą mes kalbėsimės labai įdomi tema – maistas ir sportas. Ar tai yra suderinama? Kokius pratimus galime daryti pavalgiusios, ar iš viso tai yra įmanoma? Šį rytą mes labas rytas sakome sporto klubo Impuls treneriai Agnei. Labas rytas. Labas rytas. Dėl Agne, prašau papasakoti, ar tai suderinami dalykai – sportas ir maistas. Taip, žinoma, tai yra suderinami ir valgyti yra būtina. Būtina valgyti ir prieš sportą, tik tam tikras laiko tarpas turi praeiti. Tai valanda arba 2, žiūrint, ką jūs valgyti. Ar tai buvo daug riebalų turintis maistas, ar angliavandenių. Jeigu tai buvo visiškai lengvos salotos su vaisiais ar daržovėmis, tai žinoma, praėjus valandai jūs drąsiai galite jau eiti į sportą. Bet iš karto pavalgius nerekomenduojama, nebent išeiti į lauką pasivaikščioti ramiai. Tai netgi naudinga, nes jūs suaktyvinsite virškinimo sistemą ir tai bus tik geriau. Bet aktyvios treniruotės tikrai nerekomenduojama, nes organizmas ir taip gauna didelį krūvį virškindamas maistą, taip kad apkrauti jo papildomų fizinių krūvių nerekomenduoja. Ir iš tikrųjų aš esu girdėjusi, sakoma, jog mes galime pakenkti savo organizmui sportiniais pratimais iš karto valgysiu. Taip, žinoma, tai kaip ir minėjau, tai yra per sunku ir mes, tai yra net neš jokios naudos sportas, ką tik pavalgius. Ar jūs galėtumėte mums parodyti keletą pratimų, kokiusgi mes galėtumėm daryti, jeigu jau praėjo šioks toks laiko tarpas po valgio? Taip, žinoma. Įkvepiam giliai per nosį, iškvepiam. Ir dar kartelį įkvepiam giliai per nosį ir iškvepiam. Suimam pirštus ir nugarą nuo savęs. Prasitempkim šiek tiek, smakras prie krūtinės. Leidžiame žemyn apvalę nugarą, apkabinam kojas ir nugarą aukštyn. Darom kuprą. Ištempkim nugarą, smakras prie krūtinės. Ir paleidžiam kojas, lėtai kylam aukštyn, apvalę nugarą, išsivyniojam. Galva kyla paskutinė. Sukamės į dešinę pusę, padarysim pratimą kojoms. Pasisukam į dešinę pusę, priekinė koja. Status kampas, sulenkit. Dėkit rankas ant juosmens. Status kampas turi matyti savo pirščiukus. Neturi kelias išlysti už pirštų. Ir lenkiam koją, ir tiesiam koją. Ir toliau į kairę pusę pasisuko. Ir lygiai tas pats. Rankos ant juosmens, nugaros tiesios, krūtinės pakeltos. Priekinė koja status kampas, matom pirščiukus. Taip. Ir lenkiam, ir tiesiam. Ir lenkiam, ir tiesiam. Ir gulsim ant kilimėlio. Gulam ant nugaros. Kulnai arčiau dubens. Rankos šalia. Ir pakeliam dubenį. Pakeliam, pakeliam, pakeliam. Taip, kojas plačiau, nesuglauskit. Ir leidžiam žemyn. Ir keliam. Ir leidžiam. Ir keliam. Šiek tiek pasunkinam. Sulenkiam koją. Sulenkiam, ištesiam. Sulenkiam. Ir leidžiam kitą koją. Sulenkiam. Ištesiam. Sulenkiam. Ir dar kartojam. Sėdam ir sukamės į kilimėlį. Rankos plačiau negu kilimėlio plotyje. Ir atsispaudėm ir ištiesiam rankas. Žemyn ir op. Ir atremtis ant alkūnių, ant dilbių. Paspaudžiam uodegytės žemyn. Pėdų pirštais remiamės į grindis. Ištiesiam kojas. Ir žingsniuojam dešinę kairę, dešinę vaikai gali ir greičiau. Dešinę koją. Sustojam. Ir kairę koją žingsniuojam. Taip, 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 vaikai gali ir greičiau, pilvas įtrauktas. Pasiliekam. Sėdam ant kulnų, spaudžiam pečius žemyn, ištempiam rankas. Ir apvalę nugarą kylam, pakeliam galvas, suimam rankas, nugarą nuo savęs. Iškeliam aukštyn, siekiam lubas, pirštų galais, siekiam, 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 siekiam. Ir leidžiam rankas, įkvepiam. Iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam ir paplojam savo.
Sportas, sveikata. Puikiai šitą turbūt jau žinote. Susitikime ir kitą šeštadienį 10 val. Per Lietuvos ryto televiziją. Ate. Ate. Kas čia?